Nors bijote lietaus, tai galima visuomet padaryti dengtą amfiteatrą, o jeigu netoli eina kokią nors triukšmingą gatvę, tai galite tą stogą naudoti ir kaip triukšmo barjerą. Ir ten galėtų įvykti kokią nors sekantį pečiakučią, ar dar kas nors. Kas čia dar? Jo, jeigu kam nors trūksta vietos krantiniai, ten jinai labai siaura atrodo, tai galit padaryti sceną ant vandens, pasikviesti kokį nusenusį pop karalių, ten žvaigždę ir susirinkti iš to pinigų. Visai atsipirktų toks dalykas. Galų gale šiaip praplėst krantinę, kur tik tai įmanoma, kad žmonės ant galėtų leisti laiką. Arba kokio nors festivalio metu pasistatyti lauko kino teatrą ir rodyti filmus žmonėm. Nieko naujo, bet kodėl taip nėra? Jo. Nu, kita. Jo, terasas yra labai geras dalykas pakrantėje, dėl to, kad ten žmonės gali daug ko visko veikti. Pavyzdžiui, kas nors gali skaityti laikraštį, vaikai vedžioti tėvelius, o tėvai vedžioti vaikučius, pro šalį važiuoti dviračiai, visi ten tilpti ir netrukdyti vienas kitam. Bet jeigu norite būti labai madingi ir šiuolaikiški, tai galite padaryti žalias terasas, kurios nieko nesiskiria nuo paprastų terasų, bet žodis žalias, tai taip magiškai turėtų veikti rugiaveidės lietuvaitės. Jo. Ten vaikas vedžioja tėvelius, net atvirkščiai. Ir kadangi mums reikia viešo transporto, tai reikia padaryti upės autobusą, kur su paprastu troleibuso bilietėliu galėtume lipti senamiestį, nuplaukti iki Akropolio, o po to iki stoties, arba atvirkščiai. Bet jeigu tūlam piliečiui atrodo, kad upės autobusas yra pernelyg kuklu ir paprastas laivelis, paprastas plaukiantis vandenį, tai galim jį vilkti keistą kokią nors formą, pakabinti ant bėgio palei pakrantį ir pavadinti upės tramvajum. Koks vietinis zuokas galėtų reklamą savo pasidaryti iš to. Ne? Taip kad iš esmės ką daryti pakrantėj, tai yra daugybė variantų ir čia nereikia labai smarkiai sukti galvos. Kiekvienas gali prigalvoti daug tokių versijų ir netaip svarbu, kas tas visas dalykus realizuos arba kaip estetiškai jie atrodys. Žymiai svarbiau yra, kaip jie visi sulips į vieną organizmą, į vieną visumą. Taip kad svarbiausia yra pradėti žiūrėti į upę kompleksiškai. Tai jeigu kas nors turit minčių, idėjų ar galimybių, tai visuomet darykit ką nors su upė, nes jinai didelis turtas. Ten žmonės susėda ir žiūri ne vienas į kitą, o žiūri vieną kryptimi. Tai reiškia, kad žino, ko nori. Taip kad, kas turi kūrybinių galių, darykit ką nors. Ačiū. Ar bus Matui klausimų? Gerai, aš Matui turiu klausimą. Matau, ateina jau mergina dar viena. Aš tai norėjau paklausti dėl upių taršos, ar nebijote? Padidės, manau, tokia atveju. Čia, kad mėtys visi tuščius butelius į upę, tai čia apskritai mūsų mentaliteto problema, čia nieko nepadarysis, ar ten bus ką veikti upėje, ar nebus, vis tiek visi nueis ir įmes šiaip iš principo, kad pašiukšlint, nes... O tramvajus tai šiaip laivelis, ten jis dėl vaizdo, kad tramvajum pasivadintus, tai bėgis pakabintas, kad madingiau skambėtų. Jis nieko ten, be jokių dizelinų, ten panašiai. Laivelis paprastas. O šitas projektas yra kol kas tik tai skaidrės, ar ant popieriaus, ar kažką esate realizavę, nors vieną iš tų variantų? Čia šiaip bendra situacijos tokia analizė ir problemų konstatavimas. Nieko čia nėra padaryta. Aš pašnekėt labai mėgstu, tai dėl to...